Sveiki. Ir paskutinis šiandienos mūsų pašnekovas Danas iš UAB Auksitas. Beje, kodėl toks įdomus pavadinimas, gal pakomentuos pats Danas. Bet mes norim šiandien pakalbėti ir užbaigti mūsų šiandienos pokalbių ciklą, ar atliekant rekonstrukcijos darbus būtina atlikti konstrukcijų stiprinimą. Gal galima tiesiog griauti, statyti, nieko nestiprint ir apskritai apie patį griovimą pakalbėsim. Tai, Danai, trumpai prisistatykit, kas yra Auksitas. Labas, Mindaugai. Auksitas. Arčiau mikrofoną. Auksitas yra, jeigu apie pavadinimą kalbant, tai žinant, kad atliekos yra kaip auksas darosi, tai nuo to ir kyla pavadinimas Auksitas iš tikrųjų, nes visas sutvarkymas, kuo toliau, tai yra brangesnis ir tiesiog, tai dėl to yra Auksitas. O mūsų atliekami darbai yra pagrindė griovimo, bet taip pat yra sutvarkomos atliekos ir atliekos rūšiuojamos ir kiek įmanoma panaudojama antrą kartą atliekų dalis. Tai yra labai svarbu ir tai yra skatinama Europos, tai mes Lietuvoje bandom irgi, kaip sakyti, daryti, tvarkyti kaip reikia. Aha. Gerai, tai matau ir čia jūsų ekskavatorius irgi yra griovimo. Griaunat, o čia tas ekskavatorius labiau griovimui, kasimui, kam iš čia toks skirtas? Šitas ekskavatorius skirtas daugiau kasimui, jis griovimui nelabai tinka, nebent mažiem objektam, bet principė objektuose naudojama yra galingesnė technika, kuri matosi mūsų nuotraukose iš kitų objektų, tiesiog kur su mažu traktoriu nelabai ką padarysi tiesiog. Aha, gerai, tai tada gal pradėkime nuo savokų, kad maždaug žmonės suprastų rekonstrukciją, tai maždaug kas tai būtų taip žmogiškai kalbant. Tai priklauso nuo savivaldybės, rekonstrukcija labai plati tokia, jinai galėtų būti, nes, pavyzdžiui, kaip Palangoje rekonstrukcija yra, tai griaunama iki pamatų ir statoma iš naujo, o, pavyzdžiui, kitose savivaldybėse toliau nuo jūros, tai ta rekonstrukcija gali būti ir tokia lengva, tai tik tai vienos ar dviejų sienų išardymas ir jų perstatymas ir panašiai, tai čia tokios, du skirtingi dalykai. Tai rekonstrukcijos mastas gali būti, pakankamai tokia plati savoka, turbūt, ar ne, taip. Bet aš tik gal papildysiu, kad vis tik pagal teisės jau aktus, jau taip žiūrint, tai rekonstrukcija yra laikoma tada, kai yra keičiamos konstrukcijos ir pasikeičia išoriniai statinio matmenys. Tai padidėja, pamažėja statinys, bet iš esmės, kai mes keičiam konstrukcijas. Tai va dabar, pavyzdžiui, jau čia irgi kolega minėjo apie butą, pavyzdžiui, paimkim pavyzdį, ar ne? Bute turim atitvaras, sienas, tai pirmiausiai kaip suprast, kad ta siena viena ar kita yra laikanti arba ta nešanti pagrindinė siena. Kaip suprast, ar yra kokių būdų, kaip suprast? Tai pirmas dalykas dokumentacijoje būto matosi iš karto, kurios sienos yra nešančios ir kurios yra, kurias galima, kaip sakyti, šalinti arba perstatyti. Tai kitas dalykas, tai matosi ir fiziškai, tai nešanti siena jinai yra gerokai storesnė negu paprasta. O galim naudoti kojos testą? Galima, žinoma, tik tai tiek, kad gali būti taip, kad tas testas antrą kartą nebepavyks, nes ta koja gali būti sužalota. Okay. Gerai, tai dabar kodėl aš apie tas sienas užsiminiau? Butuose yra vis tiek toks reikalavimas, kad negalima nieko daryti su laikančiom sienom, nes ypatingai jeigu mes esam pirmam aukšte, ne kokį 9 aukščių, nes kas tai gali būti, jeigu mes judinsim kažkokiu tai būdu, kirsim angą konstrukcijoje, iš jūs ją norėsim panaikinti, ar ne, kaip dažnai mėgsta padaryti bendrą erdvę, tai gali sukelti griūtį statinio. Taip. Tai vis tik kaip reikėtų, nes aš tikiu, kad esat jūs tokių darę, ar ne, griovimų, kaip ten atliekama tokie darbai, ar jūs kažkokias, nežinau, sijas laikinas, išsiramstot, kaip čia reikėtų tą dalyką daryti? Ne, pirmiausia, reikėtų pradėti nuo to, kad įvertinti situaciją esamą ir pasisamdyti projektuotoją normalų, kuris galėtų... Tai reikia projekto pirmiausia, ne? Nuo to pradėkime. Aha, gerai, tai projektuotojas suprojektavo, kažką jis turbūt suprojektuos. Tarkim, mes kalbam apie angos iškirtimą. Tai jis turbūt ką padarys, suprojektuos kažkokias sąramas.
Tai projektuotis pirmiausia suprojektuos, o paskui reikės dar susiderinti su kaimynais visais ir panašiais. Nu, ta prasme, tai yra papildoma O kam su jais derinti? Tegul pirmas dalykas, ne kaimynai, jų problemos čia. bet kaimynai privalo būti informuoti ir jie turi žinoti, kas vyksta ir tai yra reikalavimai. Nes yra bendra nuosavybė Taip, realiai. tai yra daugiabūtis. Jeigu tu asmeniniai kažkokio ten asmeniniam name darai, tai yra viena, o daugiabūtis yra visai kas kita. Tai padarius tuos pirminius darbus, tada jau pradedi žiūrėti pačią technologiją, pasiruoši technologinę aprašą, kuriame ir nurodoma yra, kaip teisingiausia ir, vadinkime, naudingiausia tai daryti, nesukeliant pavojaus kitiem. Nu gerai, tai aš asmeniškai tai tikrai bijočiau net ardyti tokią konstrukciją, bet to jūs nebijot, vat ir ardot. Bet kaip jūs dar papildomai užtikrinat, ar imatės kokiu nors ten išramstymų, ar reikia jos daryti, ar nereikia? Nu, nes nei projektuotojas, nei jūs iki galo tiksliai nežinot, kaip ten yra su tuo pastatu. Projektuotojas žino tik teoriškai, nes jisai gali apkrovas paskaičiuoti, jisai ar ne, žino, susiskaičiuoja, tiesiog teorinį skaičių gauna. Bet niekas nežino, kuris ten kaimynas jau kokią armatūrą buvo nukirpęs, ar ten dar kažką padaręs, arba išsikirtęs duris ir niekam nepranešęs nelegaliai. Čia yra pavojingiausias tas dalykas. Jo, tai jūs niekad negalit žinot, tai ar kaip vyksta tas toks dalykas? Ramstot kažką, darot? Ne, tai pirmiausia, niekada negriaunama visa nešanti siena. Pirmiausia yra, kaip sakyti, aišku, dalis išsipjaunama, tada suramstoma ir tada jau žiūrima, kiek reikia tos sienos dar šalinti, dastatyti, sutvirtinti. Galima metalo konstrukcijas, galima laikinas konstrukcijas, galima medinės konstrukcijas naudoti tam dalykui. Bet taip, tai mes privalom, kaip sakyti, užtikrinti, kad nenugriūtų ten, kaip sakyti, dalis sienos ir panašiai. Tai tą padarom, o paskui jau apdailininkai padaro, kad nesimatytų to tiesiog. Gerai, tai čia mes kalbėjome apie butą. Nu, sakykime, santykinai gal net ir paprastesnis variantas, nors ir sudėtingas kartais būna. Bet o jeigu mes kalbam apie didesnio statinio rekonstrukciją, kai pavyzdžiui reikia išsaugoti dalį sienų, būna tokių atvejų. Nu, tarkim, visą pastatą greunam, bet pavyzdžiui, kokią senamiestį, jeigu yra, vieną sieną reikia palikti. Būna tokių turbūt. Ar yra tekę kažką panašaus daryti? Tai mes labai gerą pavyzdį turim Snato pastatą Gintaro 1 Klaipėdoje, kur reikėjo išgriauti visą vidų pastato, o išorinės sienas palikti. Tai reiškia, kad mes per 4 aukštus išsigriaujam visą pastatą, nuo iki pat rūsio. Kaip reikia taip padaryti, kai jis nenugriūtų, nes vis tiek pastatas yra kaip voratinklis toks. Vieną giją nukirtai ir neaišku, kaip ten toliau bus tas domino. Taip, tai tam buvo naudojamos metalo konstrukcijos, sutvirtinimai visų sienų aplinkui, atsvaros, paskui griaunant etapais buvo formuojamos vidinės atsparos, taip pat metalo konstrukcijos ir visa tai išramstoma iki pat pamatų. Tiesiog labai teisingai buvo suskaičiuota tas kiekis atramų ir viskas, ir tą ir padarėm. Nenugriuvo. Ir nenugriuvo. Ir viską sutvarkėm ir dabar jau stogą deda jau ten jau ir visas tas pastatas. Kazilinės greit bus? Jau buvo. Buvo. Jau šventėm. Gerai, supratau. Tai rekonstrukcija. Dabar, aišku, vis tiek rekonstrukcija dažniausiai, nedažniausiai, visą laiką yra atliekama pagal projektą. Ar gali, pavyzdžiui, žmogus pats paimti ir savavališkai atlikti rekonstrukciją? Pavyzdžiui, nesamdant nei jūsų, nedarant nei projekto. Ne, tai to daryti negalima vien dėl to, kad tu pats savo gali pakenkti stipriai. Tai nuo to pradėkime. Bet jeigu žmogus turi pakankamai kompetencijų, pakankamai, kaip sakyti, aplinkinių, kurie gali įvertinti situaciją jo objekte, tai rizikuot gali, bet tai nerekomenduojama tiesiog. Tai... Aš irgi gal tik papildysiu Daną, jog pagal teisės aktus žiūrint rekonstrukcija tikrai, teisiškai yra negalima, bet faktiškai jinai yra atliekama, bet tai jau yra laikoma kaip savavaliniu elgesiu ir statybos inspekcija jau netoleruoja tokio dalyko ir liepia pašalinti savavališkai rekonstruoto statinio, reiškia, padarinius, kas ten buvo atlikta.
Ir tokių atvejų tikrai yra labai nemažai, galiu pasakyti. Ypatingai iš tikrųjų iš senų laikų yra tokių statinių, kaip pavyzdžiui, žinot, alytnamiai, pavyzdžiui, ar nebūdavo pilna tų alytnamių ir kažkas senais laikais prieš 20 metų paėmė, prisistatė kokią verandą, dar kažką ir 100 metų niekam neskaudėjo, bet tarkim atsitiko gyvenimas, šeimininkai tarkim iškeliavo į geresnį gyvenimą ir arba turtą parduoda ir nebeišeina, nes tada atsiranda, kaip pasakyti, jau kai pradeda tvarkyti dokumentus, žiūri, kad projekte vienaip, natūroje kitaip ir nebetitinka. Nei plotai, nei dydžiai, nei formos nebetitinka ir jau realiai tampa problema, nes pakimba ir tada jau reikia pradėti tvarkyti tą savavališką dalį. Įteisinti ją kažkokiu tai būdu, jeigu ją galima įteisinti. Galima įteisinti, tik tai reikia vėl, tai yra laikas, tai yra projektuota. Galima, bet grįžkim prie jūsų paminėtos Palangos. Lengva būtų Palangoje? Ne, tai nebūtų lengva. Tai aš ką ir noriu pasakyti. Ne visur yra įmanoma. Yra atskirų respublikų, kur sudėtinga yra. O apskritai dabar dar kalbant apie patį griovimą. Ar tai yra brangi paslauga, tarkim? Nes, žinot, tai yra toks posakis, lamatni strojit. Tai kaip čia dabar yra? Kam jūs reikalingi, jeigu čia taip lengva nugriauti yra? Ne, bet yra posakis ir nebūna brangiai, būna pinigų nėra. Bet jeigu žmogus rūpinasi savo saugumu, turto ir nori padaryti tai gerai, tai aš manau, kad negali tai būti kaip nemokama paslauga, ar ne? Tai vis tiek yra mokama, bet labai skirtingi objektai ir labai skirtingos kainos, tai yra natūralu, nes... Gerai, paimkim pavyzdį. Pavyzdžiui, medinis namas, bakūžė kokia 100 kvadratų, vieno aukšto. Kiek maždaug gali taip kainuoti, tai plius minus, kad orientyras kažkoks būtų. Ne, tai bakūžė nelygų. Medinė. Negraži bakūžė. Tai pradėkim nuo to, kad ar stogas yra. Yra, viskas yra. Jis yra šiferis. Taip, tarkim, šiferis jau. Asbesto stogas senas. O jį daro įtaką griovimo kainą? O kodėl? Todėl, kad asbesto šalinimas yra kaip pavojingos atliekos. Tai tada prasideda įkainiai visai kiti, nei kad, pavyzdžiui, būtų kokias skardinis stogas, pavyzdžiui. Aha, nes jo nereikia tokiu būdu utilizuoti, ar ne? O pats nuėmimas stogo yra sudėtingesnis asbestinio, ar ne? Ne, tai yra technologija, kaip tai daroma, tai vis tiek yra daroma rankomis ir viskas, ir plius minus ta kaina panaši visų tų stogų nuėmimų, kur nuėmama rankomis. Kur rankomis nereikia imti, tai visai kita kaina stogo ardymo, nes tada jūsų technika tai darai. O negalit paimti, nuversti to namo, pavyzdžiui, ar galima taip daryti, kad, nes name yra visokių medžiagų. Ar galima taip paimti, kad paimam, nustumėm viską po tos ekskavatorium sukabinam ir mums vienodai šviečia, kokios ten buvo medžiagos? Ne, tai būtų pats blogiausias dalykas, ką sugalvotų žmogus. Pirmas dalykas, taip griaunant, nes kaip ir pačioj pokalbio pradėjau, kad rūšiavimas yra labai svarbus ir tai yra skatinama ne veltui. Tai yra išrūšiuotos atliekos, pirmas dalykas, jos pigiau priduoti gali. Antras dalykas, išrūšiuotų atliekų dalį gali panaudoti antrą kartą. Pavyzdžiui, šašlykam išsikepti. Nebūtinai šašlykam, bet tą pačią medieną galima pagal kiekį, žinoma, padaryti ir tam biokūrui panaudoti ir panašiai. Nes jį yra maišo, to prasme, su biokūru ir naudoja kūrenimui. O mūras, betonas? Tai mūrą, betoną mes smulkinam ir naudojam statybiniam keliam. Aha, tai ta prasme kaip pagrindą kelių, ar ne? Jeigu jis nėra užterštas. Jeigu jis yra užterštas, kaip ir minėjot... Mediena, visokiom ten priemaišom. Bendrai tokia šiukšlė, kaip sakyt, gaunasi, kurią reikia tada jau vežti į vienokį ar kitokį aparatą, kuris išrūšiuotų. Tiesiog išrūšiuotų, kad akmuo akmeniui, ten stiklas stiklui ir panašiai. O kaip, pavyzdžiui, aš vis tiek man sunku suvokti, gerai, pamatą išardėm, o tai kaip ten tos vinys visokios, juk ten pilna jų turėtų būti, ten kokį magnetą naudojat ar ką? Taip, yra naudojamas magnetas, pavyzdžiui, kai medienos smulkinime, tai yra tas magnetas, kuris sutraukia visus metalus, lygiai taip pat yra naudojama ir betono smulkinimo technikoje, taip pat metalo atrinkimo, atrūšiavimo magnetai, kurie tiesiog
tą atrenka dėl to, kad norint naudoti keliui, natūralu, kad jeigu bus vėlų ir vinių, tai paskui bus problemų tiesiog. Supratau, tai žodžiu, labai svarbus darbas paties ir nerekomenduočiau daryti savarankiškai, jeigu ypatingai didesnis statinys. Džiugu iš tikrųjų, kad laikai keičiasi ir kad keičiasi žmonių mąstymas ir supratimas į tai, kad negalima tų atliekų, kaip sakau, į mišką nuvežti, kažkur išmesti ir panašiai. Tai yra labai gerai, kad visą tai einam į priekį ir kuo toliau, tuo labiau žmonių mąstymas keičiasi į tai, kad savo darbą turi daryti žmogus, kuris supranta, ką daro. Nes pats, nežinodamas, ką darai, labai dažnai klaidų pridarai ir tai kainuoja gerokai brangiau, negu kainuotų padarimas profesionalų. Na ką, tai ačiū labai Danui. Ir jeigu turėsit klausimų, bet matau, vienas žmogus labai turi rimtą klausimą prikaupęs, tai prašom tiesiogiai pasikreipti Daną ir jis pagelbės. Ačiū, Danai. Ačiū.